pabaigai pasilikom labai įdomią, nebejoju visiems, panelinę diskusiją. Ir šiandien pas mus svečiuojasi Rolandas Skaisgiris, vienas irgi aktyvių žmonių, būtent jaunimo, jaunų krepšininkų rengimo klausimais. Justina Pakamanė, mūsų asociacijos direktorė, viena iš steigėjų. Paneliniai diskusijai šiandien atstovauja save, mamą, dviejų sėkmingų krepšininkų mamą. Vienas žaidžia jau už Atlanto, tą temą paliesime. Kšištofą Lavrinovičių turim, nežinau, ar reikia atskiro pristatymo, turbūt visi tikrai puikiai žino. Tomas Jakučionis, mūsų taip pat garbingas svečias šiandien. Ar yra čia nežinančių apie Jakučionio sėkmę už Atlanto? Turbūt visi taip pat puikiai žino. Ir Linas Kleiza, ačiū labai, kad visi esate čia. Vėl man, kadangi labai natūralu, aš tiesiog, man atrodo, kad čia nėra nei vieno, kuriam būtų neaišku, kas per mūsų svečiai ir kokios svarbos ir kokią mes turim šiandien galimybę kaip tėvai, sportininkų tėvai, užduot klausimus ir padiskutuoti mums aktualiais klausimais. Tai prieš pradedant norėčiau atkreipti dėmesį, kad kad ekrane yra QR kodas į slaido programėlę, kur tikrai galėsite užduoti klausimus ir gyvai, bet jeigu nenorite įsiterpti ar nedrąsu yra paklausti klausimo, tai galite drąsiai užduoti klausimą internetu. Tai gal pradėkim nuo moters, jeigu galima, bet prašysiu perduoti paskui mikrofoną ir toliau. Vaikas ir jo krepšinio karjera. Ir Justina išleido savo sūnų, Kšištofas taip pat, savo sūnų išleidot į 11 klasę į Ameriką. Gal trumpai, kodėl? Todėl, kad tai yra labai puikia galimybė vaikams sporto dėka pasibaigti gerus mokslus, kurie bus vertinami visame pasaulyje. Šiai dienai, tarkime, mano vaikas gavo susidomėjimą iš Harvardo universiteto, kas turbūt būnant Lietuvoje būtų sunkiai įgyvendinama, jau vien finansiškai bent jau man. Tai mokslo sporto dėka jisai gali pasibaigti gerą universitetą. Kodėl tai yra 11 klasė? Man labai patiko vakar, dabar visas rungtynės stebi Amerikos treneris, tas pats mano vaiko treneris atvykęs pasižiūrėti čia, tai jisai labai nustebęs, labai sužavėtas ir tiesiog, tai yra, sako, tokio aukšto lygio krepšinis jums 13 metų vaikams. Tai sako, aš suprantu, kad greičiausiai mes savo vaikus turime iki 16 metų, iki tos 11 klasės leisti čia pas jus į Lietuvą, sportuoti, gauti gerus įgūdžius, aukštą krepšinio IQ ir tada jau atvežkite pas mus, mes tada jau padėsime stoti į universitetus. Tai aš labai džiaugiuosi mūsų priimtų šiuo sprendimu, kad mes mokėmės krepšinio pagrindų čia Lietuvoje, o toliau tęsė jisai savo kelią jau Amerikoje. Kšištofai, tu pridurk. Jo, labai gerai, Justina, labą dieną. Pirmą, labai gerai pasakėjai, tai pas mane buvo tokia situacija, kad aš iš pradžių gal kažkur tai ir nebuvau tikras, ar verta jam važiuoti ar ne, bet su žmona atsisėdom, paanalizavom ir tikrai verta į Ameriką važiuoti, nes pirmą, kaip sakėjai, tai čia mokslai, jeigu net ir netaps jisai sportininkų profesionalių, bet jisai gaus gerą išsilavinimą ir sportas jam padės tą padaryti nemokamai, jeigu gauna scholarshipą, kaip dabar pas mūsų vaikas, nes tikrai ten high school arba koledžai, universitetai labai tikrai brangiai kainuoja, tai ne visiems prieinamos kainos, tai jeigu yra galimybė tikrai, ir dabar aš kalbėjau su sūnum, kaip tu vertini, ar pasiteisino tavo sprendimas ar ne, jisai sako,
tėvai, kaip tu ir man sakėjai, bus sunku, bet aš laimingas, kad padariau šitą žingsnį. Tai mums buvo lengviau, nes jisai labai pats norėjo ir tikrai mums buvo apsispręsti lengviau. Tarp kitko, ir kalbinėjau brolį, kad jisai irgi išleistų į universitetą savo vyresnėlį. Ne, brolį jau per vėlų, nelaukiamas tenai. O sūnui tai, aš galvoju, būtų labai gera galimybė. Tai va, ir tikrai mes patenkinti ir galvoju, kad tas sprendimas pasiteisins. Tai be abejo. Ne, jisai tik tai mokinasi ir sportuoja, nes jisai dar ne universitete, jisai dar high school, kaip vadinami, 11 klasė. Ir kaip aš su agentais kalbėjau, su kurie jau kažką susipažinę su Amerikos mokyklom arba universitetais, tai geriausia važiuoti ne į 12 klasę, high school vadinamą, o į 11, kad jisai būtų matomas. Nes yra tokie EU, kur vasarą žaidžia turnyrus, kur universitetai atvažiuoja žiūrėti vaikus ir jie pasirinka. Labai gali lemti, vieną vasarą lemti jo ateitį. 17 išvažiavo, dabar jam sukako 18. Ačiū. Gal mikrofonas Tomui. Jūsų sūnus išvažiavo ne į Ameriką, o Europą. Su kokiais iššūkiais susidūrėt jam išvažiavus itin jaunam, būnant itin jaunam, ne? Kiek žinau? Taip, labą dieną visiems. Tai jisai Kasparas išvažiavo turbūt 15 metų, taip 15, išvažiavo į Ispaniją. Iššūkiai, sunku čia dabar aišku pasakyti, bet mes išleidome tikrai ramią aplinką, į gerą organizaciją. Mums buvo tikrai labai ramu, juo rūpinosi, nežinau, aš kaip juokauju, dabar čia mamos nėra, tai galiu šnekėti. Tai šitas geriau negu mama, nes juokas juokais, bet tas, kad tikrai ten gyveno sąlygom gerom, priežiūra gera, kaip sakau, rūbai išplauti, sulankstyti, bet aišku, reikėjo savarankiškumo tiesiog atskirai vienam ir tai iššūkių mes kažkokių labai didelių, nežinau, aš galvosiu, nepatyrėm. Jeigu kalbant apie, taip, po to jis išvažiavo į Ameriką, tai vėl jam buvo po mokyklos baigimo, metais anksčiau baigė, dabar jo bendra moksliai dar Lietuvoje baiginėja, bet išvažiavo. Tai ten lygiai taip pat, be jokių didelių iššūkių, Amerikos sąlygos tikrai buvo geros, jį priėmė, rūpinosi ir kad kažkokius labai iššūkius susidurtum, tai taip tikrai nebuvo. Ačiū. Linai, tu pats savo kailiu esi tai patyręs ir turime tėvelių, kurie jau išleido savo vaikus į 11 klasę, bet tu pats per šitą kelią praėjai. Kokie tavo komentarai būtų? Labą dieną visiems. Tai mano komentarai, tai aš pats išvažiavau, kai man buvo 16. Išvažiavau į 11 klasę, labai nenorėdamas to aišku daryti. Tėvai mane išsiuntė. Kažkas čia bando, sakykime, man dabar kaip tėvui tą griežtą auklėjimą čia, bet kuo man pasisekė išvažiuojant į Ameriką, aš išvažiavau pas vieną geriausių trenerių, kur taip gavosi per laimingą atsitikimą, kur nespėjau ten dokumentų pateikti į kitą mokyklą, tai nuvažiavau į tą ir aš tada pirmą kartą gyvenime susidūriau su tikra disciplina. Tikrų kietumu, tikra disciplina, treneris buvo neišpasakytino griežtumo, bet tuo metu man gyvenime to labiausiai reikėjo. Aš atvažiavau, aš buvau augęs vienas Kaune su močiute, turėjau daug draugų, daug laisvalaikio, krepšinis dar kažkiek mane laikydavo, bet vis tiek būdavo tas, kad šitas ir Lietuvoje turėjau labai gerą trenerį, bet jis mane matydavo ten 1,5 valandos į dieną. Daugiau nežinodavo, ką aš veikiu, nei kaip, o kai nuvažiavau į Ameriką, tada susidūriau su, kad gyvenu pas trenerius,
Kito gyvenimo ten neturėjau, draugų labai nebuvo, buvo tik tai treniruotės ir tas man padėjo kaip žmogui persilaužti viskame, suprasti tą visai kitą kultūrą, ne gatvės kultūrą visą, prie kurios aš buvau pripratęs čionai. Tai iš tos pusės man tikrai buvo kaip žmogui, tėvai gal galvoja labiau apie mokslus, aš tai mokslai man buvo antroji vietoj. Pirmoji buvo krepšinis, aš visada žinau, kad aš būsiu krepšininkas, bet Amerikoje irgi tas yra gerai, nežinau, bent būdavo, kai aš buvau, kad tu turi turėti pažymius, tu turi turėti ant tos vidurkius, kad galėtum žaisti toj komandoj, nes kitaip neleidžia. Tai tas irgi pradėjo kažkiek, padėjo man vėl pradėti mokytis, nes reikia ir išlaikyti egzaminus, įstoti į universitetą. Tai aišku, jei grąžinant laiką atgal, tai tikrai norėčiau, kad daugiau būčiau save investavęs į mokslą, sakykime, ne per tas pamokas, ten daug kitų dalykų nebūčiau daręs, bet jau per vėlų yra, tai sakau, man ta Amerikos patirtis, tai manau, išsaugojo, išgelbėjo mano karjerą toliau kaip žmogui, kai viską, disciplina, po to universitetas, tai manau, šiais laikais Lietuvoje aišku yra kitaip, bet sukurta vaikui yra ganėtinai sunku, tai matom, kad daug vaikų važiuos ir išvažiuos, tai čia tokia labai natūralus procesas dabar vyksta ir priimtinas procesas, manau. Kai aš išvažiavau, dar toks labai didelė diskusija buvo. Ačiū labai, Linai. Tai, Rolandai, tau viskas dar prieš akį, turiu minį ne tavo sūnui, kuris kaip tik neužilgo žais labai svarbias varžybas. Turim esamų pavyzdžių, kurie pasirinko jau kelią, bet tavo nuomonė, kokie tie pasirinkimai gali laukti? Va, čia sėdi pilna salė tėvų, kurių vaikai yra tavo sūnaus amžiaus. Kokie tie keliai karjeros pasirinkimo? Nežinau, ką aš čia veikiu, nes aš tikrai tų patirčių neturėjau kaip jie. Ir nežinau, visi vaikai savo keliu iš tikrųjų, nebus tokių pačių kelių kaip pas Matą, ar kaip pas Liną, reiškiasi. Aš manau, kad jie bus vis tiek skirtingi. Kažko tai pasimokyti verta, bet realiai yra vis tiek pagrindinis dalykas, tai yra sveikata pirmiausiai, mokslas ir tik po to sportas. Be abejo, be sporto nebus kažkokios tai reiškiasi ir tokio kaip ir ta viena sveikata jinai nebūna, ją reikia prižiūrėti kažkaip tai. Tai va, ir tų pavyzdžių visokiausių yra, jeigu kalbant tik tai apie sportinę karjerą, tai sakykime, per mane labai daug praėjo iš tikrųjų Lietuvos rinktinės narių su tais krepšiniais. Na pavyzdžiui, broliai, kada jūs pradėjote sportuoti krepšinį? Kiek jums metų? 13-14, ar ne? Ir mes susidūrėm su jumis Alytuje, jums buvo 16 metų jau, ne, kartu. Tai va, reiškia, ir tai yra pavyzdys, kaip ne per vėlų ir tokiu laiku pradėti sportuoti, ar ne? Na, tarkim, ir tapti puikiu krepšininku. Yra kitokių pavyzdžių, pavyzdžiui, Martynas Gecevičius, aš žaidžiau Sakaluose ir jis atėjo, reiškia, jau sportavo vėlgi su Sakalais. Vėlgi užaugo į Eurolygos čempioną ir turėjau savo kelią. Na, sakykime, negali atmesti visų tų dalykų, kas yra Lietuvoje, tuo labiau, ką Justina ir sako, kad yra tie požymiai, kad Amerikos vaikus jau bando galvoja vežti į Europą sportuoti, iš tikrųjų Ispaniją, dar kažkur. Tai mano situacija, aš galvoju, labai paprasta iš principo. Pirmiausia, jisai išmoko kalbas, disciplinos aš jį pats išmokiau. O kaip jisai pasirinks, tai iš tikrųjų tikriausiai nuo jo labai daug priklausys. Ačiū labai. Norėčiau tokios diskusijos galbūt tarp mūsų pašnekovų. Paimkim du lygiaverčius vaikus su
tiesiog teoriškai, ne, yra 2 vaikai, lygiaverčiai savo talentų, savo įgūdžiais, fiziniais duomenim. Kaip jums atrodo, ar turintis agento pagalbą vaikas turi tokius pat šansus, kaip neturintis, kas liečia jo teisingą, sėkmingą karjeros pasirinkimą ir galimybę būti pastebėtam ir panašiai? Na, mano nuomonė, viskas įtakoja karjerą. Ir agentas, ir tėvai. Kiekvienas žodis net gali įtakoti karjerai. Ir kiekvienas prisidėjęs žmogus prie vaiko, prie jauno žmogaus įtakos be abejo. Bet mano manimo, kad svarbiausia, kad tas agentas įskiepytų jam, kad jisai jau viskas žais NBA, pasibus kalnai pinigų ir kad nepaveikti, nes agentas irgi gali sulaužyti kaip asmenybė, kaip talentingą žmogų. Tai čia tokie kaip dviprasmiškas. Tai vat, reikia irgi pasirinkti gerą agentą, gerą žmogų su vertybėm, su psichologija gera, kad nesulaužyti vaiko. Bet šiaip aš galvoju, šiam laikui tai labai svarbu. Aš gal jau trumpai, kai paklausit šio klausimą, man aš kažkart prisiminiau, teko vieną kartą labai, kaip sakau, atsitiktinai, mes kaip nuvažiavome į Barceloną, tai jie ten norėjo parodyti pagarbą ir Šarūno Jaskevičiaus tuo metu kaip sakant, treniruojama komanda, paprašė, kad vyr treneris susitiktų su šeima ir pasikalbėtų. Tai mes tikrai turėjom tokį labai fainą nuoširdų pokalbį, kaip paskui su Kasparu juokėmės, atrodo, kad pažinotum yra iš anksčiau, bet pasakė labai gerą tokią frazę. Sako, mano klausimas buvo kaip tėvo, nes mes prieš važiuojant labai daug bandėm atsakyti savo klausimą, verta, neverta važiuoti. Ar jam tiks, netiks ispaniškas kaip lietuvių ir taip toliau, ir konkrečiai Kasparui. Tai jisai tiesiai šviesiai pasakė, žiūrėk, sako, jeigu lemta, jeigu taip turi būti, tai sako, tu nesvarbu, ar tu iš Vilniaus, ar ten iš Balbieriško, ar iš Barcelonos, tarsi tu pasieksi tai, ką tu pasieksi. Tai jis aiškiai pasakė, aišku, buvo tas pasakymas, kad sako, turim suteikti jam platformą. Tai jeigu kalbant iš tėvų pusės, tai aš ką noriu pasakyti, kad jeigu jam bus lemta, ta prasme, taip, mes turim kaip tėvai stengtis padėti jam suteikti visas galimybės, kad jis galėtų sportuoti tinkamai, bet jeigu jam bus lemta, tai tikrai bus lemta. Dabar agentas, aš kaip sakau, kviečiu ir visus tėvus, ta prasme, vis tiek mes visi suaugę žmonės per savo prizmę priimti viską, nes agentas vėl, koks agentas taip, vienas galbūt interesą turi vieną, kitas kitą, bet mes vis tiek esam šeima, ir kiekvienu atveju priimam sprendimų patys. Tai aš tikrai kvieščiau ieškoti atsakymų, nežinau, tikrai mes prieš važiuojant su daug ekspertų, daug specialistų bandėm kalbėtis, konsultuotis ir gauti atsakymą, verta, neverta. Nes, tinkamo sprendimo padarimas tada, kaip sakant, ateitis ir galimybės kažkokios tada yra. Tai agentas, kaip pagalba yra, bet... Aš šiaip manau, kad laikai yra labai stipriai pasikeitę. Aš atsimenu, kaip man buvo 15 metų ir aš sutikau Praškevičiaus agentą. Man atrodo, gal buvo Miško ir buvo Kaune, kažkuris ten salėj buvo ir jis man davė savo kortelę ir man atrodė, kad čia yra wow. Toks, kai tie agentai dar tada tų vaikų neliesdavo. O dabar viskas pasikeitė, dabar jie turi potencialą, tai agentai jau sėdės nuo 15 metų, nuo 16 toks jų darbas tave kuo anksčiau paimti, bet čia kaip ir gyvenime, kiekvieno tinkamo žmogaus pasirinkimas, ar tai būtų draugas šalia, po to ateis svarbiausias pasirinkimas žmona, čia jau kitas klausimas, kas labiausiai įtakoja karjerą. Tai esmė irgi turbūt reikia gerą jį padaryti labai, bet tai jie yra tinkamas, viskuo atitinka vertybės ir viską, tai aišku, tai yra
pagalba, kur tėvam turbūt yra svarbi. O visa kita, kur dabar taip, aš manau vis tiek, pavyzdžiui, aš net neaugau, mano tėvai buvo išvažiavę mano 9 metų, aš jų nemačiau ten iki 16 metų, iki 15, kol nuvažiavau į Ameriką, bet vis tiek, net ir nebūdamas, pavyzdžiui, mano tėvai padarė labai gerų sprendimų dėl manęs, nes, kaip sakome, dabar girdžiu Rolandas ir jo, ir aš sutinku, dabar čia vaikai pasirinks, ką jie nori daryti, kaip jie nori daryti, bet aš labai priešinausi važiuoti į Ameriką, aš nenorėjau važiuoti į Ameriką, aš turėjau pasirašyti kontraktą su atletu, atsimenu tada, man buvo 16 metų, aš gyvenu Kaune, mano visi draugai, viskas, nevažiuosiu iš jokią Ameriką, bet mano ten gyvenimas nebuvo, jis toks, buvo su labai daug blogybių, kur mano karjerai nebūtų tikrai padėję. Tai esmė, kad kai tėvai pasakė, ne, tu važiuosi, per negaliu, per nenoriu, ir mane išsiuntė į tą Ameriką, man kardinaliai pakeitė mano gyvenimą. Tai ką noriu pasakyti, čia, aišku, pagal kiekvieno vaiko, tėvai vis tiek savo vaikus žino geriausiai, aš savo vaiką, paėmęs nuo kūdikio, aš jį žinau geriausiai, gal įsivaizduoju, kas jam yra geriausia, gal turiu patirties gyvenimo daugiau esu matęs, nes aš 16 metų neturėjau tos patirties gyvenimo. Man atrodė, kad va čia yra, čia tikrai man daugiau ir nereikia. Bet buvo tėvai, buvo žmonės, kurie pasakė, ne, tu važiuoji tenai. Mano gyvenimas pasikeitė, tai ką noriu pasakyti, kad tas vaikas pagal savo prizmę ir matymą ne visada gali priimti tą geriausią sprendimą, bet aš labai irgi sutinku su daug tuo, jei lemta, tai tas ir atsitiks, bet tam kelyje vis tiek atsiranda tokių visokių, kur kažkas tau prideda tą ranką, kai reikia, ar tai buvo treneris, ar tai buvo tėvai, ar tu nuvažiuoji tinkamą situaciją. Tai vis tiek yra tokių labai dalykų, kur, aišku, kai jau tu ten užeini ir kaip pats Šaras, sakykime, tai jis jau toj viršūnėje ir yra ir taip atrodo, bet yra tokių labai daug variantų, kur ir neatsitiko, kur neišėjo, kur ir tie blogi sprendimai kartais net, nežinai kaip taip atsitinka, bet to nepasakė, tai man asmeniškai tie sprendimai priimti už mane tuo metu, ką padarė tėvai, tai labai padėjo. Aš manau, kad labai padėjo, nes aš kitaip tikrai Amerikoje nebūčiau atsidūręs. Aš noriu pritarti Linui taip pat apie svarbumą tėvų įtakos, nes jaunuoliui tokio amžiaus, kada visko yra daug aplinkui, nuspręsti, ko jis nori vienas pats, žinoma, kad nereikėtų, manau, kad leisti, nes reikia susidurti su daugelį situacijų, taip pat kaip ir klausimas agentai. Aš žinau, iš kur jis kilo, nes netgi, tarkim, rinktinė žaidėjai, mūsų vaikai žaidė rinktinį, tiek Eglės, tiek mano jaunųjų rinktiniai. U16 tuo metu yra agentai, kurie labai kalbina pagrindinius mūsų žaidėjus, tiek Butajevą, tiek Buiką, ir tada tie kiti jau ne pagrindinio penketo, vadinkim, žaidėjai, neturintis agentų, tas liūdesys, o ką dabar man daryti, aš esu neprastas, aš esu nepakankamas ir jau viskas, jeigu aš neturiu agento, tai reiškia, man keliai uždaryti. Ne, nes jie, pavyzdžiui, turi mamas ir turi tėčius, jie turi palaikymą, jie turi tuos, su kuriais gali pasitarti, kartu daryti. Ir dėl ko mes atsiradome čia kaip tėvų asociacija, mes mūsų, ne dėl to, kad mes dirbsime agentais, tiesiog dėl to, kad mes galime vieni su kitais pasitarti. Mano vaikas jis agento neturėjo, bet aš pažinojau daug žmonių krepšinio pasaulyje. Teko ir man tą antrą pusę pasirinkti kažkada krepšininką ir pagyventi tą gyvenimą. Neteisingas buvo pasirinkimas ir nusivilti ir pamatyti, kaip agentai greičiausiai. Teko irgi matyti, kas yra negeras agentas ir kai žmogų palieka visiškai bėdoje, kada su klubu vyksta kažkokie, tarkim, nesustarimai ir agentas tiesiog tuo momentu gali leisti savo nekelti ragelio. Tai aš, kadangi tą patirtį turėjau, tai ar noriu atiduoti savo vaiką konkrečiai kažkokiam agentui, pati visiškai palikti į šoną? Ne, nenoriu, taip pat kaip ir tėvai, matau, būna, kad atveža vaiką į varžybas, paleidžia ir paskui tik tais pasiema po varžybų.
Ir to bendrumo greičiausiai jo nesusikūrė tiek, kiek mes matydami, stebėdami, kurdami kartu, žinodami, kaip ten koks Petriukas padavė jam kokį pasą gerą, ar kaip jis tuo metu krito kažkur ir ar tu mamą matėjai, ar tu žinai, tai tu esi tada vaiko gyvenime visame kame, nuo A iki Z, nuo pusryčių, nuo užmigdymo, vakare pakalbėjimo, tai ir reikia būti taip toliau ir jausti visada, aš nežinau, ar tinkamas toks žodis pasakyti, pulsą, bet aš su savo jaunuoliu, kuriam irgi šiemet sukaks 18, buvome pakliuvę ir į tokį klubą, kuriame jam buvo labai blogai ir jis sakė, aš tiesiog, mama, nebenoriu žaisti krepšinio, man čia negerai, tai buvo ir įvairiausių formų patyčių ir viso kito. Tai tiesiog, jeigu tu to nepajunti laiku, gali ir pasibaigti ta jo krepšininko, tarkim, krepšininko kelias. Tai būti kartu, jausti, tai yra mūsų pareiga, mūsų užduotis ir bendrauti. Ir kaip ir apie tą agentą, mes neturėjome agentą, bet turėjome pažinčių Amerikoje, vieni per kitus, tada jau atsirado ir agentas, kuris galėjo padėti, bet jis turėjo kažkaip sužinoti apie mus. Tai prašom prisijungti prie mūsų asociacijos, užpildyti anketą ir būti kartu toj bendruomenį ir galbūt vieni per kitus galėsime kažkaip pagelbėti savo vaikams. Tai, ačiū Justina. Gal drąsiai klauskit klausimus, aš turiu keletą klausimų jau iš auditorijos, netrukus juos paklausiu, bet gal yra kažkokių tai replikų į tai, ką mes ką tik diskutavom, ar aktualių klausimų. Tvarkoj. Tai pabaigsim neužilgo tą išviežiavimo temą, karjeros pasirinkimo temą ir agentų temą. Paskutinis galbūt tada klausimas šitoj srity. Taip, mes turim mamą, turim tėtį, kurie visiškai ne iš krepšinio pasaulio. Tai asociacija tokia šviežiai susikūrus yra vienas dalykas, bet gal turite dar kažkokių patarimų tiem tėvam, prie kurių vaiko nesirikiuoja agentų eilė. Vaikas galbūt šiandien nežiba ir nėra startiniam penkete, bet žaidžia krepšinį, turi ambiciją išvažiuoti ir įgyti mokslą. Kaip jam, kokie dar būdai yra, kaip jam galima? Yra, aš pavyzdį sakysiu, iš principo tėvai, bet Natalija, žinot, prieš 2 savaitės buvo Druskininkuose U16, ten 13 gimimo ir buvo Mažeikiai. Ir Mažeikių treneriai, aš nežinau, ten tavęs paprašė, jo. Ateik čia pasakyti. Nes gera labai istorija. Tikrai gera. Ir tas yra labai svarbu. Sės. Labą dieną visi čia. Pirmiausia, aš esu labai laiminga dėl šitos mūsų iniciatyvos. Surinkti visus į vieną vietą ir pakalbinti iš pirmų lūpų. Aš matau vaikus ir varžybas, trenerius kasdieną, tai mano aistra, tai mano duona, tai mano viskas, gyvenimas dabar. Ir viena istorija buvo top 16 etape U12 amžiaus, aš mažai kaip įvardinom, bet tebūnie čia lieka čia. Tiesiog buvo prašymas vienos trenerės atkreipti dėmesį į vieną vaiką, nes, suprantat, dėl šių tokių nieko nesakysiu, kas tai per vaikas ir taip toliau situacija yra tokia, kad tas vaikas, trenerė mano, kad šitą mažą miestelį, tas vaikas eina ne tuo keliu, kuris turėtų būti vaikui. Tai yra neteisingi draugai, neteisinga aplinka, rūkalai, blogi įpročiai. Vaikas yra labai jaunas ir gali pasirinkti ir trenerė tiesiog prašo, kad gal jūs galite padėti, kad jį į tą vaiką atkreiptų dėmesį, kad tiesiog nukreipti į kitą vietą per krepšinį, per sportą, nes tam vaikui lieka tik sportas. Tiesiog tą dieną. Tai aš labai todėl ir džiaugiuosi, kad mes kalbame apie sportą ir noriu pasakyti, kad procentaliai labai nedaug vaikų tampa profesionalais, duomenys yra labai negailestingi, bet sportas lieka pas daug ką visą gyvenimą ir tas būtent
išvažiavimas išugdo labai daug įpročių, būtent kaip vaikas išmoksta gyventi plačiam pasaulyje ir tvarkytis su savo kasdienybė. Ir tas sportas suteikia jam galimybę ne tik pažinti pasaulį, bet tas disciplinos ir jis visada bus šalia, net jeigu jis netaps profesionalu. Aš nebuvau labai sėkminga sporte, kaip neturiu medalių, ten trofėjų, lentynos, bet tas sportas visada yra gyvenime. Tai va, ir kartais tai yra vienintelė išeitis, išeiti iš neteisingo kelio. Tai va, tiesiog. Tarkim, mano treneris iš manęs atėmė, ten, nežinau, 4 ar 5 klasėje kortas, nes aš žiauriai gerai žaisdavau kortam ir aplošinėdavau. Tai netėmė jisai iš manęs tos aistros kortam. Bet tam tikrų procesų įrodė, kad turi būti savo vieta ir savo laikas iš tikrųjų. Tai va, o būtent šiuo pavyzdžiu, tai yra žmogus bando gelbėti iš principo kitais aspektais. Tai atsakant, dar papildant turbūt klausimą, kokie tai keliai būtent į... Ne keliai, aš galiu, žinot, dar aš išvažiavau į Ameriką, mano vidurinė mokykla buvo daug iš viso pasaulio privažiavę žaidėjų, daug iš Nigerijos buvo, daug geriausių suvažiavę ir juos buvo atvežęs toks vienas NBA skautas. Ir tas vienas NBA skautas buvo Masajus, kuris tapo po to NBA čempionų prezidentų Torontos. Ir jisai tada dar buvo niekas tuose visuose ir jis visada žiūrėdavo, atvažiuodavo į treniruotės viską ir, pavyzdžiui, nuo to laiko jis mane, žino. Ir taip gavosi, kad tas žmogus mane draftavo į Denverį ir taip gavosi, kad jis man po to davė kontraktą Toronte. Tai čia tokie dalykai, kur niekad nežinai, su kuo tu susitiksi Amerikoje, su kuo žaisi, su kuo nežaisi. Aš žaidžiau universitetą su Denver Nuggets savininku, sūnum, kuris dabar yra komandos prezidentas, buvo mano komandos draugas. Tai kaip tas gyvenimas pasisuka ir viską, ir po to susidėlioja ir kontraktai, ir pažintis, ir tas, ir aišku, važiuoja, aš jam turi patikti dėl darbo, dėl to, tai sakau, čia niekad negali žinoti, būdamas Aleksote, to turbūt nebūčiau 14 viduriniai. Tai aš biškai iš kitos pusės dar norėčiau pakreipti šitą diskusiją, kadangi čia visos daugiau mažiau sėkmingos istorijos, tai kadangi ir tėvai, jaunų vaikų tėvai ir kas laukia ateityje, ir aišku, čia dabar tos bangos išvažiuojančių, noro išvažiuoti, vienas išvažiauti ir kitas nori išvažiuoti. Anksčiau buvo, man teko ir su tais vadinamais agentais pasikalbėti apie tą situaciją, kaip buvo anksčiau, kaip dabar, tai vis tiek aš kviečiu, kadangi didžioji dalis tėvų, kurių dar laukia tas kelias, tai tikrai kviečiu būti atsakingiems, blaiviems, įsivertinti savo vaiko, nežinau, galimybės, perspektyvas ir, kaip sako, tą vieno išvažiavimą, ne vieno išvažiavimą, nes tikrai yra ir tų ne tik sėkmingų, ir nesėkmingų pavyzdžių, kaip čia galbūt palieka sėkmingus mokslus, išvažiuoja, grįžta, nieko kaip čia pasakius, nenuveikia. Tai tiesiog atsakingai bandykite įsivertinti savo situaciją ir įsivertinti visą kompleksą. Ir tada priims sprendimą, ką darot ir kaip, taip sakant. Teisingai pasakėt, įvertinti reikia. Iš tikrųjų, noriu tik pasakyti vieną dalyką, kad mano sūnus irgi žaidžia Amerikoje ir jis išvažiavo į 12 paskutinius metus ir dabar tik noriu pakomentuoti tą 2 metų trukmę. Kodėl rekomenduočiau? Tai todėl, kad labai mačiau kelias istorijas, kur vaikas išvažiuoja iš Europos 1 metam, 1, o Amerikos krepšinis, jis iš principo kitas žaidimas. Krepšinis yra tas pats kamuolys, tas pats, bet yra kita kultūra krepšinio, kita sistema ir kitas vykdymas visko, pradedant rungtynėm, baigiant krūviais, treniruočių kultūrą,
ir taip toliau. Ir kartais vaikam adaptuotis per 1 metus ir po to tik metų gale, tarkim, performant, tai yra save parodyti iš geriausios pusės, yra per trumpas laikas. Reikia šiek tiek daugiau duoti laiko, kad 1 metai būtų adaptacija ir jau 2 metais jis jau įsiaiškinęs, kaip viskas vyksta, nes mentalitetas yra, konkurencija yra gerokai didesnė negu čia. Tai tą įsivertinti labai svarbu. Tiesiog iš patirties sakau, nes mačiau tokių pavyzdžių. Matot, apie nepavykusius pavyzdžius niekas nerašo ir jų nėra, nes jų neskleidžia. Bet sėkmingi pavyzdžiai yra labai sektini. Tai tiesiog aš visiems linkiu, kad čia sėkmingi tik pavyzdžiai būtų. Tai va. Ačiū labai. Truputėlį pakreipsim temą, aptariam karjeras, aptariam šiek tiek agentus ir labai šaunus klausimas iš publikos apie tai, kaip padėti vaikui susitvarkyti su stresu prieš varžybas, nes stresas stipriai kiša koją pasiekti gerus rezultatus varžybų metu. Tai Tomai, ar Kasparas jaudinas prieš varžybas? Tikrai čia turbūt klausimas ne tėvui, ne tėvam, nes prieš tai buvo specialistai, kurie labai daug ką labai puikiai nušvietė ir viską sudėliojo į savo vėžes. Dabar pasakyti, ar jaudinasi ar ne. Natūralu, kiekvienas turbūt sportininkas prieš savo startą jaudinasi daugiau, mažiau, kaip tvarkosi su tuo. Irgi turbūt kiekvienas turi savo individualius sprendimus. Vienas muziką klauso, kitas dar kažką, bet iš Kasparo būdo kartais atrodo, kad jis iš vis nesijaudina, bet tu supranti, kad viduj pasiverda. Tai jis išoriškai gal neparodo, bet aišku jaudinasi. Kšištofai, turbūt sakyti, ir jūs dar jaudinatės. Ar būna, kad nesijaudintumėt? Irgi jaudinusiu, bet tas stresas tai turbūt individualiai, bet ką aš pastebėjau, prie kamerų aš jau pripratęs, jau ramiai, žinai. Šitą. Tai ką aš pastebėjau pas savo karjerai, kai buvau profesionalus krepšininkas, tai tas jaudulys visada būdavo prieš varžybas, bet geriau jaučiausi, kada kuo mažiau galvodavau apie tos varžybas. Nes jeigu aš pradėdavau pergyvent, galvot dieną, 2 prieš varžybas, tai tada jau pertikdavau. Ir per varžybas galėjau, tai aš galvoju, kad aišku, čia individualiai kiekvienam, tai gal kažkam tai knygą reikia paskaityti, kad tos mintis, kuo mažiau kažkam, Kaukėnas, atsimenu, mokindavo derinius po 3 paros prieš varžybas ir vis tiek nieko kitaip padarydavo. Tai visai būdavo. Tai, bet kiekvienam čia skirtingai, tai man būdavo, kuo mažiau galvoju apie svarbų varžybos, tai man būdavo lengviau. Bet taip. Aš gal pasakysiu, kaip sportininko dukra, kaip buvusi sportininko žmona ir kaip sportininko mama. Nes man teko būti tose šeimose visose situacijose. Ir 3 skirtingi vyrai, tėtis, vyras ir sūnus. Tai prie vieno kartais atrodo, tame strese ir mes lygiai taip pat dalyvaujame būdami šeimoje, tai tiesiog žinodavau, kad su vienu tiesiog nereikia nieko kalbėti, leisti jam pabūti, nusiraminti ir po kažkiek laiko tik tais užduoti klausimus. Labai gerai šiandien Salika pasakė per savo paskaitą, kad visų pirma paklausti, ar tu nori apie tai kalbėti, ar tu nori kalbėti apie varžybas. Aš manau, kad yra labai protingas pastebėjimas. Duoti tam žmogui erdvės, duoti susigyventi savo emociją, nes mano, tarkime, 2 sūnus, vienas jis grįžta, jis įsijungia varžybas, jis analizuoja kiekvieną momentą, kiekvieną sekundę, kaip jis tuo metu ką galėjo padaryti ir jis dar atrodo labiau nori tame išsibūti, o kitas mano sūnus susigrįžta, užsileidžia garsiai muziką ir tu puikiai supranti, kad šiandien tu jam mėgis tiesiog neleisk jam pabūti. Tai ir mums bet atsakymas apie tą stresą, būnantiems šalia tų sportininkų, reikia labai labai protingai jausti. Galiu tik pasakyti, aš manau, Linai, tau užduosiu klausimą. Ko tu labiausiai pasiilgsti, tikriausiai to adrenalino ir to viso, kas vyksta, ne? Kada krepšinis jau baigėsi. To šito mes po to ieškom.
šitas stresas ir yra stresas, adrenalinas, kuris ateina, jisai, bet jo valdymas gal yra geriausia savybė, todėl ir būna top sportininkai, bet jis ir yra sportas. Čia ir yra kaifas, man taip atrodo. Mano manimu, bent kaip stresas ar jaudulys, sakykime, visų pirma, tai reikia pasiruošimas geras, įdėti daug darbo į tą, visų antra, reikia save įtikinti, nes tu visada esi tame, kad ir kaip atrodytų iš išorės, turbūt ant manęs buvo sunku nuskaityti kažką, bet visada viduje esi, ar gali, ar negali, ar taip, tu turi perlipti, turi perlaužti. Čia yra, čia yra didžiausias skirtumas tarp gerų sportininkų, tarp gerų krepšininkų, tarp bet kokio. Čia yra ta dalis, aš jau nekalbu, jei susitinka geros darbo etikos, talentai, o kiti yra, dėja, viskas yra apie tavo pasitikėjimą. Nes aš esu matęs ant tiek gerų treniruočių žaidėjų, kur tu nieko negali padaryti. Treniruotėse visur jie atrodo, kad jie turėtų būti geriausi žaidėjai pasaulyje. Vieni iš jų ateina varžybas, ateina spaudimas, ateina fanai, sirgaliai. Ir jie negali to padaryti, jie negali perteikti to, ką tu gali šiaip padaryti. O kiti yra treniruotėse, kur jam nėra ten labai, sakykime, svarbu. Ne tai, kad svarbu, bet treniruotėse, bet ateina varžybos, ateina tie momentai, kur tu turi persilaužti, kur viską ir jie pakelia tą savo visą. Pereina. Ir kiek man teko matyti geriausių žaidėjų pasaulyje, pačių geriausių. Tai čia tas ir buvo visas jų didžiausias išskirtinumas, bet talento, kur jam nesvarbu. Jis meta 30 kartų, jis meta 40 kartų, kaip paimkim Kobe Bryant. Jam ten visi rėkia, jis nepataiko, jis toliau mes. Jis persilauž, jis toliau mes, ten nesikeičia veide niekas ir tu žiūri ir tu supranti, kad tu nesi tam lygyje paprasčiausiai, o pasitikėjimo lygis ten yra. Ir tokius dalykus, kuris daro, sakykime, aišku, ten aš nekalbu apie jo darbo etiką, kuris įdėjęs, bet tokius metimus, kurių metas tu paprastas žaidėjas ir tas, visų pirma, tu jų negausi mesto, visų antra, tu net nedrįsi tokių metimų mesti, išmes, ką jisai pataiko. Tai va čia ir yra tas pasitikėjimas, tas atskiria visus žaidėjus, manau, broliai tą irgi žino. Tas žvaigždės atskiria paprastus žaidėjus, ką tu pasieki, tai kaip tu gali susitvarkyti su savim, nes jaudinasi apskritai kiekvienas. Nėra nei vieno žaidėjo, kuris nesijaudina, ar jis būtų geriausias žaidėjas ar blogiausias, bet viskas apie tą, kaip tu su to susitvarkai. Geriausiai moka su to susitvarkyti. Be galo gera tema ir norėčiau įgalima pratesti. Praėjusią vasarą teko garbė stebėti savo sūnų žaidžiantį U17 rinktiniai pasaulio čempionate. Ir aš pamačiau asmeniškai nežmonišką skirtumą, kai stebėjau mūsų rinktinę, ar ten kitas europiečių rinktinės, ir aš pamačiau, kaip į aikštelę išeina ir žaidžia Amerikos rinktinę. Tie visi jaunuoliai. Labai sunku žodžiais apsakyti tą jų laisvę. Be abejo, buvo ir arogancijos, buvo tokio show-offo, galim sakyti. Bet kiekvienas iš tų 12 vaikų man atrodė be galo laisvas. Ir aš manau, kad tai yra dalis jų sėkmės aikšteliai. Be abejo, jie pasiėmė auksą praeitą vasarą. Ką mes galim pakeisti sistemoj, kaip tėvai, ar gal galim pagvildenti tą temą, kaip mes galim padėti savo vaikams būti laisvesniais? Tai va, čia Linui turbūt klausimas, nes jisai praėjo tą mokyklą amerikonų, tai
Gal Linas pakalbėk Kokį piškį. mikrofoną paduosi, aš pasakysiu komentarą amerikonų trenerio dabar, kuris yra atvažiavęs, mato treneris Dimitrijus. Ir aš juos kartu vežuosi mašinoje, mes važiuojame papietauti ir jie kalbasi tarpusavyje, 2 Amerikos treneriai. Sako, žinai, ką tu pripras dabar, kai ateisi į salę prie jų tų rimtų veidų. Sako, čia niekas nesišypso, čia visi labai rimtai žiūri, čia yra stiprus darbas, čia mes turime nugalėti, aš čia dabar būtinai turiu mesti tiek ir tiek taškų. Ir jie veda tą diskusiją rimtai, o kodėl taip yra? Ir aš bandau irgi sterpti. Jo, tai pradėkim gal nuo saulės, ne, kad reikia mums saulės. Bet tas toks lūkestis galbūt užkeltas, tas toks darbas, čia mes dirbame darbą, tas 13 metų vaikas, jis laksto aikštelę, nes jis turi pateisinti visų lūkesčius, nes tėtis šaukia iš balkono, ką tu netaip darai, jis jau patiria stresą, treneris jam sako savo taktikas, ką daryti. Tada dar draugai kažkaip irgi, va, čia šitas geriausias, bet jie vien aplinkui jaučia tai kaip kažkokį didelį darbą, kurį reikia atlikti. Tai nėra pasimėgavimas, kad aš atėjau, man faina, man gera. Tai Dimitrijui, tam Mato Buzelio treneriui, jis praeitais metais vedė treniruotės ir šiais metais. Ir jis bandė tą ir įdiegti, kad jūs neatėjote čia dirbti darbo, jūs turite mėgautis, džiaugtis ir tiesiog... Tiesiog, ne? Galima klausimą tą progą. Tiesiog įsiterpti gaila Rolando nėra, nes jisai kažkada pradėjo per vieną podcastą pokalbį apie tos dalykus. Vaikai, tėvai dalyvauja per rungtynę, šūkauja tėtis, kad tu daryk taip, kitaip, todėl kad aš tikiu, kad tėtis dalyvauja kažkokio asmeniniai treniruotėj, kur jisai pamato, ką daro jo vaikas, treneris sako savo. Tai viską apibendrinant, ta prasme, jūs kalbate čia apie tolimus dalykus, išvažiavimus, agentus, bet viskas prasideda nuo pradžių. Kai čia buvo irgi kalbama prieš tai sakytojų, kad ten stabilumas, pasiruošimas ir taip toliau. Kur viskas tai yra mūsų krepšinio mokyklos? Ta prasme, nors viena krepšinio mokykla tai apjungia ir pradeda daryti nuo pradžių, nes vėlgi, tėvai turi dalyvauti, bet kiek tėvai turi dalyvauti toli nueiti. Nes pats Rolandas sakė, kad tas asmeninio ugdymo treniruotės jos yra kaip ir blogis, nes jos susikerta su treniruotė mokyklų. Tai Aš asmeniškai visada visiems sakydavau, man labai patinka, kai kiekvienas žmogus dirba savo darbą. Tai treneris tegul dirba savo darbą ir nemanau, kad reikia į tai kištis. Aš bent jau abiems savo treneriams sakiau, kažkur girdėjau, ir Linas sakė, tu šauk ant mano vaiko, aš leidžiu tau ant jų šaukti, jie yra... Bet aš taip sakiau. Tai, ta prasme, aš pasitikiu šitais žmonėms, šiais treneriais ir leidžiu jiem dirbti savo darbą. Visa bendruomenė, visa sistema, jinai dirba kažkaip, o mes tiesiog palaikome namuose ir jeigu matome, kad reikia papildomų treniruočių, mes patys juk ir priemam tuos sprendimus. Čia daugiau gal Tomas. Žino tą ribą, kur ta riba yra, kiek treniruočių reikia. Tartis su treneriu, aš visada visko klausiu trenerio. Einu ir klausiu, kaip tavo atrodo, tavo akim žiūrint, ko tam mano vaikui gal reikia. Gal jam reikia greičio, fiziškumo, gal jam reikia daugiau skilsų, gal jam reikia tiesiog daryti 500 metimų per dieną. Tai treneris geriausiai mato tą vaiką su juo būdamas kas kart šalia. Bet žinokit, aš kažkada nufilmavau apšilimą, vaikų prieš varžybos apšilimą ir nunešiau kinezioterapeutai parodyti. Jis sakė, čia yra ne apšilimas, čia, ta prasme, jie daro kažkokius pratimus, bet iš jų gal 10% yra teisingai daromi. Jie tiesiog vaikšto, kilnoja kojas, tai yra labiau žalojamas. Tai vėlgi tas treneris tada kompetencija, ant kiek yra jisai suprantantis, ką daro tie vaikai. Tada klausimas šito vietoj, ką klaus trenerio, kuris elementaraus apšilimo negali stebėti ir daryti. Žiūrėkit, aš kaip tėtis, ta prasme, nes čia vis tiek krepšininkai buvę. Tai jūsų klausimai nuo pat pradžių ir visoji, kaip buvo pristatymai, jie labai teisingi ir tikrai paliečia tas liūdniausias, skausmingiausias dalis. Jo? Tai jūs kaip tėvai, aišku, mes nepakeisim ten mokyklos, filosofijos, kiekviena mokykla turi savo galimybės, jūs supraskite ir finansai turbūt neleidžia po truputį tikrai juda tą linkme, ten tos kineziterapinius dalykus įvedami ir visus kitus dalykus. Aš kvieščiau kaip tėvus, ką jūs ir paminėjote, ten, kaip tėvai dalyvauja rungtynėse, tai iš tiesų yra liūdna, taip kaip kokios mes kultūros, didžioji dalis, kaip sakau, viskas tvarkoja, bet atsiranda tikrai tėvų, kurie, kaip sakau, bando būti vaikams treneriais, tai kvieščiau tikrai visus apie tai susimastyti ir
pasistengim nebūti tais treneriais, mes būkim šeima, palaikykim juos morališkai, nuteikim sportuot, duokim galimybės, bet jokiais būdais aš nekalbu apie tos vyrus, kurie augina jau buvę krepšininkai, jie turi ką patart gal savo vaikams. Mes, kaip sakykime, vis tiek visi įsivaizduoja, kad krepšinį suprantam, tai, bet aš kviečiu pasitikėti treneriu tuo, ką mes atidavėm savo vaiką. Tai reiškia, treneris daro savo darbą ir yra labai liūdna žiūrėti, kaip įmeta vaikas taškus ar kažką padaro ir žiūri nei į trenerį, nei į suoliuką, ar gerai, ar blogai, ar ką darom toliau, o žiūri į balkoną ar salėje sėdinti tėvą ir žiūri, ką tėvas pasakys. Tai yra tikrai labai ydinga praktika, tai sakau, mes kaip tėvai, ką galim padaryti, tai tikrai netreniruokim vaikų. Pasitikėkim treneriais, leiskim jiems tai daryti. Taip, jeigu mes matom problemas, kas tikrai jų yra, ne tai, kad problemas, bet netobulumų, tikrai yra galimybė diskutuoti su, kaip ir teisingai kalbėjo, geriausiai žino treneris, reiškia, pirmiausia diskusija yra su treneriu, kas, kaip, dėl ko ir ką, ko tam vaikui reikia. Taip pat nežinau, kiek čia, ir man dabar aišku, Rolando nėra, ten buvo labai gera tas podcastą Rolando, ten daug apie jaunimą pasakyta ir labai geros informacijos, jis ten renka, analizuoja, gal bandys kažką tai daryti, tai aš irgi tą linkmę noriu prisidėti, kad, na prasme, kaip čia pasakyti, treneris geriausiai žino, ko vaikui reikia, tai mes pirmiausia pas jį nueikim ir bandykim išsiaiškinti ir tada kažką tai daryti. Jo, tai kaip ir pasakėt, čia turbūt mokyklų problema, nes kai mokykla negali kiekvienai grupiai paimti ir fizinio pasirinkimo trenerį, ir kineziterapeutą, arba asistentą trenerį ir dar asistentą, nes čia nėra galimybė. Tai yra galimybė siūsti į Ameriką. Ten prie kiekvienos komandos po 5 treneriai, ir individualus treneris, ir kineziterapeutas, tai čia ir yra tokie, nes mūsų lygis dar Lietuvoje atsilieka nuo Amerikos. Ir kaip tik vaikui gerai pažiūrėti savo galimybės, savo jėgas, nes apsispręst kelyje, ar jisai gali būti kažkoks, nes, kaip sakė, statistika labai liūdna kad taptų žvaigždė krepšininkas, bet už tai reikia tada apsispręsti ir žiūrėti akademiškai, ir mokslai kažką. O dėl tų dalykų, tai aišku, čia jau mūsų toks lygis Lietuvoje. Nieko nepadarysi, reikia kažkur tai padaryti. Aš, klausimas, atsiprašau, pertraukiu Lynui, labiau Lietuvos krepšinio federacija. Ta prasme, aš matau, kiek vaikai lanko, jie praėjo krepšinio mokyklą ir dabar vien kitas stovi ant slenksčių ir aš matau, kad kai tie pradėjo, kai tas pradės, praktiškai viskas tas pats. Vilniui padidėjo konkurencija krepšinio mokyklo, atsirado. Aš tikiu, kad dėka to galbūt kažkas pasitempt kitiems. Bet, ta prasme, mes trypčiojom toj pačioj vietoj, reklamuojam Ameriką, ten važiuokim. Tai mes, maža to, Rolandas buvo suskaičiavęs, kiek mums tėvams kainuoja tie vaikai mūsų, ta prasme, kiek sezonas kainuoja. Tai mes dar mokam Amerikoje, mes išvežam pinigus. Kodėl mes išvežam pinigus? Kodėl mes atiduodam svetimiems treneriams? Ta prasme, pas mus tų trenerių bilenkiek. Kurioje vietoje mes einam į priekį? Mato, čia ta federacijos visa rolė, kur ir federacija daro, federacija yra čia tokia, sakykime, mes darom rekomendacijas mokyklai, mes galim, bet pas mus yra, pasakysiu, tikrai nemažai daug gerų mokyklų, jos dirba jau senai ir privačiai ir dirba pagal savo visus ten, kur čia jau federacijos ta visa rolė, kur yra, kur galvoja, kad čia visi čia federacijos atsakomybė, čia nėra federacijos atsakomybė. Niekada jinai nebuvo federacijos atsakomybė. Bet federacijos dalyvauja rinkimuose krepšinio mokyklos atstovai. Bet tas nesusijęs su, kad federacija labai įtakoja krepšinio mokyklas. Tada krepšinio mokyklos įtakoja federacija. Aš atsiprašau truputėlį. Čia kas ką įtakoja ir čia tas visas toks federacija, Balčiūnas. Žiūrėkit, aš pasakysiu vieną. Visų pirma, vaikai važiuoja dabar į Ameriką, nes atsirado ta visai kitokia Amerikos
galimybės kitos. Visų pirma, jei siunti vaikai į Ameriką, tai ne vien susiję būtinai tas yra su krepšiniu, ne? Kiti siunčia, kad galbūt galimai per jo krepšinį jis gaus mokslus, čia limitas, o čia jau, jūs sakot federacijos, o kokia yra ateitis, sakykime, Lietuvoje, ne? Žalgiris pasidarė savo piramidės, jie augina vaikus, ne? Aukščiausiam, pasakykim, lygiai investuoja daug pinigų. Ima nuo 16 metų, man atrodo, pas juos, ne? Piramidė prasideda. Jie lygiai su ta pačia problema susidūrė, net ne problema, visi išvažiuoja. Visi iki vieno. Tik geresnis vaikas, viskas. Visi važiuoja į Ameriką kažkodėl tai. Aš atsiprašau, kadangi laikas spaudžia, o turim tėvelių, kuriem yra aktualūs vaikų klausimai, turbūt ne politiniai, tai aš truputėlį pakreipsiu temą nuo politikos, jeigu bus noro ir Linas gal dar padiskutuos pasilikęs, arba paliksim politinius klausimus kitiems. Ne, čia aš viską suprantu, čia net nėra politinis klausimas. Visų pirma, išvažiuoja dėl visokių priežasčių, kas kur susijo. Visų pirma, Amerikos visos mokyklos, aš jums pasakysiu, Amerikos mokykla nesilygioja į mūsų mokyklą. Mūsų, pavyzdžiui, mokyklos dirba žymiai geriau. Viskas pas mus yra geriau. Bet Amerikoje galimybės yra visai kitos. Amerikoje yra marketas visai kitas, yra 300 milijonų žmonių, yra talentas visai kitas ir jie ima, ne tu tai kitas. Jiem nereikia rūpinti su tiek vaikų, kiek mes turim vaikų limituotų ir tas sportuojančių vaikų kiekis krenta, kur susiduria mokyklos visos, kiek vaikų nueina į futbolą, tu turi dar geriau dirbti, sakykime, iš tų mokyklų, kad iš to mažesnio produkto išspaus dar kažką. Amerikoje taip nėra. Amerikoje ne tu, tai kitas, atvažiuos iš ten, tai kitas. Viskas, tu netinki, niekas ten su tavim nesitaskina. Yra taip, varo, kiekvieni pagal savo, buvo atvažiavę pas mus iš Amerikos, tas atsakingas už visą Amerikos krepšinį. Iš kur Amerikos rinktinės eina, kuris viską, taip, sako, mes paruošę, turim rekomendacijas, nuo ko taip dirba, nuo ko bet niekas nesivadovauja jo. Ir čia Amerikos krepšinio federacija yra didžiausia, kur ten turi tuos narius ir surenka. Tai mums lygiuotis į Ameriką, nėra šansų. Aš susidūriau dabar taip, mano vaikas lanko krepšinį ir viską. Ir aš visą praėjęs šitą mūsų krepšinio mokyklą ir jinai yra, viskas su ja gerai. Yra gera krepšinio mokykla. Ir tai, kad mes čia galvojam, kad dabar kažkas iš mūsų žaidėjų taps labai stiprus 1-1 žaidėjai ir mes to paimsim kažką. Ne, taip nebus. Geriau išmokit žaisti krepšinį savo vaikam, kad tą 5-5 krepšinį, kurie moka žaisti gerai žaidėjai, kurie išsiskiria ir jie toliau išsiskirs. Kaip sakot, Amerikoje laisvi. Taip, jie yra laisvi, jie nuo 1, 2, 3 metų klausosi repo muzikos, jie auga kitaip, jie kiekvienas moka šokt, jie kiekvienas dainuot ir čia nėra rasistinis pasisakymas, kiekvienas mano komandos draugas galėdavo tą daryti ir jis gali tą aikštelę perteikti ir tas atrodo, kaip jis žaidžia, kokie judesiai, kokie viskas, o pas mus pabandyk nors vieną lietuvį pasakyk pašok. Ir čia nėra, ir man daug pašok, aš kaip medis, tai ne, kažką, o ten yra plastiškumas, ten yra daug kas ateina iš tos kitokios kultūros, kaip jie gyvena, jiem yra teigiama nuo 1, 2, 3, 4, 5 metų tu geriausias. Tavo ten per tą visą kultūrą, kur eina individualizmas ir viskas, ten irgi sėdi tėvai ir tam vaikui ir mušasi tose varžybose, kiek ir viską ten surenka, taigi bet ten yra visai kitas pasaulis, visai kitokia krepšinio mokykla ir visai kitoks marketas. Tu ten pats turi išgyventi. Niekas tavęs ten neprižiūri, niekas ten tavęs labai po to, kur ten jau ateina, niekas ten už tavęs už to. Ne tu, tai kitas. Viskas. Ačiū, Linai. Antrinsiu, kai mano sūnus kraustėsi iš Klaipėdos į Kauną ir Klaipėdoje turėjo sunkumų besimokydamas vienoje geriausių Lietuvos mokyklų, nes jis buvo pažangus akademiškai, bet metus patyrė labai didelį spaudimą dėl to, kad jis yra krepšininkas. Ir kai kraustėmės į Kauną, aš praskambinau mokyklas
pirmą klausimą pasakiau, mano sūnus krepšininkas atvažiuoja žaisti Žalgirį. Tai 3 iš 4 mokyklų man pasakė, geriau pas mus net neatvažiuokit. Bet 4 pasakė, mes labai bendravom su sportininkais, mokykitės pas mus. Tai tik noriu pasakyti, kad situacija Lietuvoje tikrai gerėja ir įstaigos taip pat pradeda prisitaikyti prie sportininkų. Dėl ko Amerikoje turbūt toks kiekis, nes ten yra galimybė kombinuoti tai ir tai. Aušros gimnazija. Perduodu mikrofoną ir turbūt turėsi dar komentarų. Aš turėsiu komentarų kaip varžybų organizatorė vaikam nuo U12 iki U19 amžiaus. Mes turime 7,5 tūkstančių vaikų dalyvaujančių MKL ir mes išspaudžiame, kaip jūs sakot, kur mes žiūrime, mes išspaudžiame kokybės tik iš tiek. Mes neturime neribotų išteklių vaikų ir mes tikrai randame tą talentą ir kiekvienam jam suteikiama galimybę būti pamatytam mūsų Lietuvos mastu. Ir tai, kad jūs sakote, kad išveža kažką, neišveža, tai tiesiog galimybės atsidarė ir aš labai džiaugiuosi, kad mes turime pasirinkimą ir mūsų tikslas yra padaryti taip, kad mūsų vaikai būtų konkurencingi netgi Amerikoje. Tai yra, tiesiog pastatykim kitaip klausimą. Ir iš tikrųjų mūsų mokyklos ir mūsų treneriai daro milžinišką darbą ir mes turime labai didelius privalumus, pasakysiu ir iš savo patirties, kaip rekrutino mano sūnų treneriai į didžiausius universitetus, sakė, kad mes labiausiai mėgstame lietuvius dėl darbo etikos, dėl geros kultūros bendravimo. Nesakykim, kad mes visi turime šokti ir dainuoti. Krepšinis yra didelė visuma. Vieni bėga metą, kitiem reikia gintis ir galvoti aikštelėje. Tai mes turime šitos privalumus. Mes turime identifikuoti save, mums nereikia nieko kopijuoti. Mes turim nuostabią sistemą apimanti visą šalį. Mūsų vaikai gali tarpusavy žaisti 3 lygiais. Jie gali žaisti A divizione, elitinis lygis, jie gali masiškume C divizione, jie gali B divizione. Šis turnyras suteikia fantastišką galimybę vaikams iš regionų žaisti kaip rinktiniai ir dalyvauti čia Team 97 komanda. Ir tiesiog kartais mes priemame kaip savaime aišku labai gerus dalykus, kas vyksta pas mūsų vaikų krepšinėje. Ir tiesiog aš noriu palinkėti jums būti labiau vertinti, ką mes turime, suteikti tam tokio, žinot, tiesiog šviesesnės nuotaikos. Ir tas, ir filmuoti, ir dabar tiesiog vieną pasakysiu, filmuoti apšilimą, paimant iš konteksto, tiesiog vieną treniruotę, jį po to kontroliuoti, kažkas iš šono pažiūrėjęs, kažkas kinezas, kas viską. Tai yra tiesiog tam vaikui jūs įnešate abejonę. Ar teisingai jis viską daro. O kurioje mokykloje jūsų vaikas? Yra skirtumas, kurioje? Ne, tiesiog... Ne, žiūrėkit, dar esmė yra, matot, kaip susiguri dėl ko, kas yra iš tų, sakykime, žaidėjų dar, kur nepraeina į tas pagrindinės sistemas, ne? Nes mūsų pagrindinė sistema yra vedanti, susirenka turbūt visus geriausius žaidėjus yra Žalgirio. Ne? Ir jau tie tada, kas savo gali leisti, jie išvažiuoja 18 metų tiesiai į universitetą. Nes atsiveria pinigai, atsiveria galimybės, o čia yra problema kita. Yra problema, dėl ko Žalgiris jų negali sulaikyti, nes nebelieka grandinės daugiau augti jaunam žaidėjui, kur yra tikrai geriau išvažiuoti, tas pats, kas, pavyzdžiui, Kasparui iš Barcelonos buvo labai geras sprendimas tiesiai išvažiuoti į Ilinojų. Nes Barcelona jam negali suteikti tiek žaidimo laiko, 20-30 minučių ir parodyti save, sakykime, dar, už tave ten 2-3 metai vyresni, ten yra kiti žaidėjai. Jų tikslas, jie gauna minimaliai už tą žaidėją parduodant į NBA. Tai jų tikslas yra laimėti. Žalgirio tikslas yra laimėti. Žalgiriui reikia išeiti play-iną. Jų nėra tikslas apžaisti 20-mečio vaiko, o ne 20-mečio, 18-mečio. 19-mečio, nebent jis yra Luka Dončičius, kuris atėjo su Madridu gali laimėti viską, laimėjo finalą, išėjo.
Viktoras, tas pats Viktoras net neužsibuvo Paryžiui, išėjo ne Paryžiui, o Asvelį, išėjo į tą žemesnę, kad tai va dėl to nelieka, kur tu nori į NBA važiuoti, kur tu nori ten, paimk ąžuolą, tubelį ar kažką, jiem geriau išvažiuoti, jie 4 metus tu ir mokysi, ar ten 2, ar tu 1 metus gauni milijoną, išvažiavęs iš karto po to eini į draftus, bet tau reikia žaisti prieš beveik to pačio amžiaus, biški vyresnius žaidėjus, tu gauni kitas rolės visai, tu gali, tavo žaidimas eina į viršų, nei tu išbėgtum 3-4 minutės Eurolygoje. Tai va čia yra dar didelė problema, kur visi važiuoja, kur Žalgiris negali sulaikyti, niekas, nes žaidėjų neapsimoka čia likti. Net jūs, ta prasme, aš nežinau, ar jūs išgirdot mano klausimo pradžią, aš sakau, viskas nuo ko prasideda, nes mums, tie pranešėjai, kurie buvo prieš tai, jie sakė, nuo ko prasideda vaiko kaip sportininko formavimasis. Tai mano klausimas, kad būtent to trūksta pas mus. Aš nesakau, kad ten Žalgiris surenka, dar kažkas surenka, bet tie pagrindai, apie tai yra klausimas, ką mums bandė įskėti prieš tai pranešėjai, aš apie tai paklausiau. Man 16-17 metų, ten jau yra kitoks dalykas. Tai todėl ir atsirado šitą asociaciją, aš suprantu, todėl ir mes stengiamės kuo daugiau išviešinti ir būtent pasidalinti to žiniomis, nes, žinokit, visos srovės prasideda nuo 3 lašų. Taip, ir mes tiesiog eikim toliau. Čia yra taip, sakom, atsiprašau, Rolandas per savo podcastą sakė kitaip, kad čia tėvų įsikišimas. Tai žiūrėkit, dabar laikas, kadangi baiginėjasi, aš labai trumpai reziumuosiu, gal dar bus noras paskutinius žodžius pasisakyti, bet kadangi jau čia visiems varžybos, toj prasidės, reziumuosiu. Vakar, kas galbūt nebuvo tėveliam labai matoma, bet vyko Coach Clinics. Mes kaip asociacija labai bendradarbiaudami su ta pačia federacija, su moksleivių krepšinio lyga, mes dedam tuos pirmuosius žingsnius ir einam jau edukacijos link, dėl ko ir šiandien ta konferencija yra skirta jums. Mes visi turime edukuotis ir turbūt galiu konstatuoti, kad mes jau einam tą linkme. Aš manau, kad visi galim pradėti nuo savęs, nuo edukavimo savo vaikų, o sistema galim tik patvirtinti, kad irgi eina progreso keliu ir mes visi kartu to link ir dirbam. Laikas mūsų baigęs šiandieną, bet gal dar yra kas iš mūsų pašnekovų norėtų tarti paskutinį žodį ar rezimuoti. Jo, aš labai pritariu, Eglė, tau visą tai, ką tu pasakei, dėl ko atsirado mūsų asociacija ir mes dar praeitais metais kaip tik susikūrėme ir niekas apie mus per daug nežinojo. Ir dabar, jeigu atsidarytumėte mūsų puslapį, mes mūsų, tai yra marketinginis mūsų pavadinimas, Tėvai vaikų sporte, mes mūsų. Tai ne per daugiausiai mes tų ir turime narių, ne per daugiausiai sudomėjusio. Tai galbūt, kai vyksta kažkoks apie blogus dalykus kalbėjimai, tai visi labai daug ir garsiai šneka. Bet kai jau yra iniciatyva, kuri mes esame nepelno siekiant organizacija, mes savanoriškai dirbame ir visą tai darome patys negaudami jokio pelno. Mes tai darome dėl to, kad atsakytumėm jūsų klausimus, kad mūsų visiems vaikams būtų gerai. Tai reiškia, kuriame kažkokias iniciatyvas, kuriame grupės ir bandome įtakoti. O kaip įtakoti galime? Jeigu mūsų tėvų bus šią dieną yra narių 111, tai mes nuėję, tarkime, tas pačias politikus klausdami kažko į savivaldybės, prašydami, kaip mums, kaip tėvams atrodo, ar mes turėsime balsą, su 100 narių dar nelabai. Bet jeigu mūsų bus 1000, 10 000 ir mes kaip asociacija ateinam ir sakom, ir tėvų balsas turi būti išgirstas, nes aš kaip mama matau, kad reikia, kad būtų taip ir taip. Tada sėdi treneris, tada sėdi federacijos atstovas, MKL, tėvai, mes turime turėti vietą bent jau savivaldybės kėdėse ir turėti tą savo balsą. Tai pradėkim nuo savęs ne pykdami, nepasitenkindami, o bandydami kartu kurti ir daryti. Jo, aš pritariu Justina tau ir norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų pas mus viskas mokyklose, viskas gerai vyksta. Nebus tobula niekada. Aišku, yra tų problemų, yra kažkur tai ir nepatenkinimų, yra ir gerų dalykų irgi yra. Bet ką aš pastebėjau tėvams, kokį patarimą norėčiau duoti, tai tikrai, kad
nelysti, ne per daug lysti tą treniravimo sistemą, aišku, patarimų reikia vaikams, ypač psichologinių palaikymo, kuo daugiau pasitikėjimo, kaip Linas sako, reikia pasitikėjimo visur. Ir tada, jeigu turi vaikas pasitikėjimą, jam viskas lengviau gausis. Tai vat, ką aš norėčiau, kad kiekvienas specialistas turi daryti savo darbą. Treneris treniruot, nereikia kišti ir sakyti, kodėl tu ne taip darėjai aikštelį, o reikia taip daryti. Kodėl tu taip darėjai, o reikėjo taip padaryti. Ne, treneris aiškiai jam pasakė, ką daryti ir jisai tą daro. Ir viskas. Jeigu jisai žaidžia 5 minutės, ne 30, reiškia, jo dar toks lygis. Ir čia nėra, aš abejoju, kad treneriai, pavyzdžiui, nori, kad va, tam blogiau vaikui padaryti, tam, ne, jie šeima. Ir treneris šio laikų mato, kad vaikui tam dar trūksta iki pagrindinio žaidėjo. Ir viskas. O šiaip noriu visiems palinkėti sėkmės, vaikučiams sveikatos ir siekti savo tikslų. Aš gal pasakysiu iš kito, čia kaip ir Rolandas sakė, kaip ir visi, vieno teisingo kelio nėra. Mano tėvai niekada nebuvę nei vienoj mano treniruotėje gyvenime, nei vienoj, tik varžybose, tai jų nuomonės nebuvimas, neįsikišimas man nepakenkė. Tai čia labai, sakau, individualiai viskas ir viską, bet nepamirškim, kad tas vaikas turi ir mėgautis to krepšinio visų pirma, jis neturi tapti jam rimtų verslu nuo 11, 10, 12 metų, ar tas per anksti ir vis tiek pamatysit, kas bus krepšininkų jau biški vėliau 15, 16, 17 ir tai dar būna neaišku, tai svarbu ir mėgautųsi vaikas tuo krepšiniu, tai nepamirškit ir to.